Aš sakau, kad vienas iš jūsų šiandien laisvas. Nuspręskit patys, ar man pasakyti. Nu, tai tada jūs pasakykit. Gerai, vienu žodžiu taip. Malka, tu kažkoks apsimiegojęs, matau. Varai namo, karpį mūdų padirbėsim. Klausimų bus? Ne, nėra. Nu, tai ir faina. Nu ką, varau iš namo. Parūkysiu dar prieš tai. Karpį varai? Cigaretę turi? Turiu. A ką jūdu rūkat? Nu jo. Kažkaip anksčiau nepastebėjo. Parūkau metu. Davai, varom karpį. Iki, šefė. Karpį neužsibūk, už 5 minučių išvarom. Nu tai duok cigaretę. Neturiu. Taigi sakai, kad turi. Durnė, aš šitau pasakiau, kad mes dviese galėtume tik tai pašnekėti. Ne, nu tai aš tą supratau, bet aš galvoju, kad tu iš tikrųjų cigaretę turi. Nebepareiktų mane su šitą rūkimu, geriau sakyk, ką darom. Įdomu, ką tas surodas sugalvojo. Visą planą sušyko. Nebeverktų dėl šito plano. Davai, geriau sakyk, ką darom. Tai man nėra ką daryti, aš varau su juo dirbti. O tu skambink Grabui ir sakyk, kad situacija pasikeitė, nieko nedarom šiandien. Nu, tai aha. Nu kas, aha, telefoną turi? Nu, turiu. Nu tai ir viso. Jeigu kas pasikeitė, rašai SMS arba skambini. Tik apsimes kažko, kad tas asilas nieko nesuprastų. O tai ko man apsimesti? Nu nežinau, sugalvosi kažką. Gerai, viso, viskas, varau. Nežinau, Freddy. Ar tai gera idėja? Dar nežinau. Vladai, tai vienintelis įmanomas variantas. Raimondai dabar svarbu susigrąžinti savo moterišką garbę. Ir čia atsirandi tu. Vienišas, patikimas, solidus. Vieni pliusai. Gerai. O ką tu vietoj manęs darytum? Matai, visų pirma, vietoj tavęs aš niekada neatsidurčiau. Nu jau. Nebūk toks užtikrinęs. Lyg pats niekada nebūtum nuėjęs į kairę. Aš ne apie tai, Vladai. Nu, pažvelk į save. Tavo stotas, barzda, tavo ševeliūra. Tai pažiūrėk į mano mozolį. Tai ką būtų protinga Raimondai arba kokiai kitai moteriai bandyti susigrąžinti reitingus su tokiu tipu kaip aš? Freddy, nenuvertink taip savęs. Neperspausk. Tai tu save nuvertini. Ką čia mes trypčiajam? Imk telefoną ir skambink. Ir pasakyk, kad sutinki. Vladai, skambink. Labas, Raimonda. Nu, labas, kokiu reikalu skambini. Tai va, Raimonda, aš apsvaršiau tavo pasiūlymą. Gerai, aš sutinku. Nu ir šaunuolis. Teisingas sprendimas. Nu, tikiuosi. Kada tu nori viską paskelbti? Tai, kad rytoj. Nėra reikalo laukti, kuo anksčiau, to geriau. Nu, teisingai. Rytoj iš ryto susitinkam pas Fredį. Nu, ten viską ir aptarsim. Aha, gerai. Gerai. Ačiū tau. Iki. Iki, Raimonda, iki. Gerą vakarą ir tau. Na. O ką aš tau sakiau? O kas belieka? Kas skambino? Sėkmė. Keistas vardas koks. Čia ne vardas, čia realybė tokia. Is this the real life? Is this a fantasy? Look up at the sky and see. Gana bliauti, girta kiaulė. Ką tu pasakai? Ką girdėjai? Kaip tu mane pavadinai? Tu klausyk, tu nežemink mano rūmo. Ko tokio? Kad nebėra ką žeminti. Raimonda, rinki žodžius.
O tu rinkis daiktus. Tu prasme. Tiesioginė, Gedai. Mes skiriamės. Tu čia rimtai? O tau atrodo, kad juokauju? Ne, nu... Kodėl? Kodėl? Tu manęs klausi, kodėl? Tu gal iš medžio iškritai ir kas tau pasidarė? Ne, bet nu vis dėlto, Raimonda. Gedai, viskas. Basta, finita, kanėts. Kokia dar tau kalba paaiškinti? Viskas sugriuvo. Nieko nebeliko. Niekas mūsų nebesieja. Mes vienas kitam nebereikalingi. Raimonda, tu man reikalinga. O tu man ne. Rytoj sušauksiu spaudos konferenciją ir viešai pranešiu apie mūsų skyrybas. Tavo dalyvavimas nebūtinas ir netgi nepageidautinas. Aš nakvosiu viešbutį. Tikiuosi, tau ilgai neužtruks susirinkti daiktus. Dėl visų formalumų mano advokatas tau paskambins. Čiau. Skaniai pabaigti. Ačiū. Grabai, nu tu išlysk vieną kartą iš to telefono. Kas yra? Jau važiuojam kiek valandų? Ne, laiko tai dar turim. Nu tai viskas, ko tu čia parinasi. Žiūrėk, gyvenime visko reikia po truputį. Viskam savas laikas, viską reikia po biškį. Biškį telefą pažaisti, biškį inkasatorių mašiną pavogti, biškį babkės pasidalinti. O dabar man laikas yra pažaisti. Kai ateis laikas mašinai, va tada ir važiuosim. Filosofas, aha. Blemba, kamenai, ką darai, aš iki boso baudai. Susikaup. Atiduok telefą. Imk. Blemba, atiduok batarkį. Susikaup, aš tau sakau. Blemba, kamenai, ką tu čia stumini, tai jeigu mums kažkas paskambins, arba man reikės paskambinti. Kam tu skambinsi? Žinau. Kas tau paskambins? Ką žinau, Karpiui, Malkai paskambinti. Klausyk, Grabai, mes tarėmės vienas kitam neskambinėti. Bet paskui nieks mūsų nesusekta. Nu, jeigu ką, aš turiu tą telefą. Reikės, galėsi skambinti. Išlys iš telefo. Galėsim pakalbėti. Žinai, zona turi vieną pliusą. O ten žmonės visiškai nesulindė į telefus. Zona neįlindė? Zona gal nebuvęs? Ne. Ne, aš kalbu apie tai, kaip turėtų būti. Jeigu jau kalbam, kaip turėtų būti, tai mano telefonas turi batarkę dabar turėti. Nu, va. Nu tai ir pakalbėjom. Abonentas šiuo metu nepasiekiamas. Po signalo palikite žinutę. Turi rūkyti? Nerūkau. Pašal. Nu, sėsk į mašiną. Kas yra? Gal tau reikėjo šiandien išeiginę duot? Ko tyli kaip karpis? Sėsk. Pagavai? Karpis tyli kaip karpis. Jo, geras šitas. Laura, tu dar ilgai skaitysi? Aš mirštu iš bado. Nugi sakau, baigsiu paskutinį skyrių ir varom. Kas čia per knygą? Silva Rerum, sakiaugi tau. Kokia čia kalba? Lotynų. A, va, dėl ko tu taip ilgai skaitai? Ne, tai pavadinimas lotyniškai, o knyga tai lietuviškai. Rimtai? Yra 4 knygos, skaitau paskutinę.
Supratau. Taip. Tai pagaliau baigsis mano vargai. Jeigu nori žinoti, knygų pasaulyje yra ir daugiau. Ir jeigu Švarcas pasiūlys dar kokią vieną įdomią, tai sėsiu vėl skaityti. Ai, tai čia Švarcas pasiūlė. Nu, nepradėjau. Ne, aš nepradedu nieko, tik šiaip pastebėjau. Nu, klausyk, tau irgi kartais reiktų paskaityti knygą, ne? Žinai, iš visų gerų knygų padaro gerus filmus. Taip. Iš šitos, kiek pamenu, nepadarė jokio filmo. Ne? Tai gal aš kažkaip nevarginsiu savo akių į knygą, kurią pasiūlė Švarcas. Nu, klausyk, baigiu skaityti paskutinį puslapį ir varom. Gerai, ir išgelbėsim tavo gyvybę nuo bado. Taip, mes norim mėsos. Mėsos. Nu, gerai, varom, negaliu susikaupt. Yes. Kur važiuojam valgyt? Pakeliui išsiaiškinsim, gerai? Gerai. Tėti, ate. Žiauriai skanu, mama. Ačiū, kartosi dar? Aš tai palibomų kartosiu. Neprisimenu, kada naminį maistą valgiau. O tai ko tu šiaip maitiniesi, tėti? Cigaretėm, kebabais. Man dar Oskaras kartais sudurnuoja ir sušių nuperka. Tai suvalgo atbulais dantim. Tai nemeti rūkyt? Tikrai ne. O rūkytą mes ilgiau laikosi. Medinis. Kas medinis? Prikolas medinis ir mes rūkyt. Gerai. Įdėsiu dar? Mama, kas nutiko? Negera pasidarė turbūt. Nuo ko, kas žin, viskas čia taip šviežia ir skanu. Nu, gerai jauties? Jo, turbūt persivalgiau. Tai kad nieko tu čia neprivalgiai. Gamindama prisiragavau visko. Dar garais prisikvėpavau tais. Dabar normaliai? Jo, dabar viskas gerai. Na, aš tai jau nebenoriu. Tai palieku judu abudu. Tai ką, tu čia mus paliksi ir išeisi? Tai taip, man labai daug pasimokyti reikia, tiek visko prisivyt. Ai, viskas aišku. O tu gudruolė, ką? Sustrategavo viską. Diana, mums reikia pasikalbėti. Kas yra? Kas yra? Ko nevalgai? Kur tu taip skubi? Gi niekas netims. Nu, žinai, ką gali žinot? Klausyk. Klausau. Pasikalbam. Pasikalbam apie vestuvės. Būtinai dabar. O kada daugiau? Biški nepasiruošus. O tai bent žiedą užsidėk. Nu, užsidėsiu. Kada? Greitai. Kada greitai? Greitai, valgy, kad tau šmaistas. Arba Švarcas ateis ir suvalgys. Valgyk. Nu, tai telefą pasiėmė, tai ko nebazarinė dabar. Aš tavo telefą paėmiau.
Aš tavo telefoną pasiėmiau. Tu gal nesuvaik. Kaip batarkė pasiėmė. Nu tai va. Telefas pas tave. Tai ką man daryti dabar su juo siūlai? Labai tau tos batarkės reikia. Tai aišku reikia. Imk. Štai tavo batarkė. Nu, nusiraminai. Man kaip pavarai kartais, tai... Valandų geriau pažiūrėkit. Nu, žinai, pamažu galim ir judėti. Abonentas šiuo metu nepasiekiamas. Po signalo... Dar vieną. Nu labas, gali kalbėti. Labas, mažytė. Mažytė? Kokia dar mažytė, girdėtų mane? Dirbu. O tau kaip sekasi? Tu čia vapšė su manim kalbi ir su ko? Aha. Nu jo, galim nuvaryti filmą. Jo, nebloga, gerą rodo. Vaidmenys geri. Vaidmenys? Sakau, vaidmenys geri. A, vaidmenys. Nu tu čia ir sugalvoji. Kas aš dabar tau boba čia bus? Žiūrėk, sakyk greičiau, kas yra, nes nelabai galiu kalbėti, dabar su partneriu dirbam. Klausyk, CP, neprisiskambinu niekaip grabui, telefonas išjungtas. Jie nežino, kad tas karas dirba su tavim. Bet jeigu jau užpulks mašiną, va tada tai bus gaidys. A, supratau. Nu tai negerai. O kaminas rūksta? Pečius namie užsikimš. Kaminas? Koks kaminas? A, kaminas. Neturiu šio numerio, klausyk. Esmė kokia? Važiuok bet kokiu kitu keliu, kad tik kaminų išvengtumėt. Supratau, mažytė. Gerai, bandau. Aha, davai. Kas nutiko? Ai, naminiai reikalai. Ilga istorija. Nu, pasakok.